O dabar pakalbėkim, kaip išsirinkti tas sauskelnes. Ir vėl mums padės Ieva Girvaidinė, Gandro lizdas akušerė. Tai, čia buvo geras reikalas, iškart noriu pasigirti, kad esu skaičiavęs ir 13 500 sauskelnių mano sąraše yra pakeista. Ir kažkurio jau ten į galą esu nutrūkęs su skaičiavimu, bet... Kiek kantrybės skaičiuoti? Nu, aš turėjau tokį klikutį ir visą laiką dariau ir man tie skaičiai labai patiko ir net džiaugdavausi, kai padaro, nes tai būdavo dar vienas klik. Bet aš galvoju, kiek aš jų išnešiau kažkur. Tai, bet čia mano atsiminimai, dabar vėl, kaip sakėm, laikai pasikeitė ir, pakalbėkim. Tai kaip išsirinkti? Iš tikrųjų, tai yra turbūt kiekvienos šeimos klausimas, besilaukiant ar ne. Žmogaus mokymuose mes neretai kalbam apie tai, kad išsirinkti labai sunku bus pradžiai, tai gal darykim tokį asorti ir susidėkim keletą rūšių į gimdyklą. Tikrai Lietuvoje lyderiai jau nežinau kiek metų yra Mūnis sauskelnes, visi jos žino, jau ir būsimi tėvai žino šitą pavadinimą. Kodėl? Todėl, kad tai prekė atkeliavusi iš tolimos Japonijos, kur mokslas ten turbūt daugiau pažengęs į priekį, jos be galo pralaidžios orui, jos tikrai labai itin plonos, jos dažniausiai tinka kiekvieno kūdikio ar naujagimio užpakaliukui, bet tikrai nebūtinai, todėl negalėčiau taip išskirti, kad tikrai va šitą naudojam ir bus 100% gerai. Juk žmogus atsineša unikalią kūno formą, tai yra dubens sritis, vienam taip tinka, kitam ne. Oda gali būti sudirginimas net ir nuo pačių geriausių sauskelnių kartais būna. Todėl susidėčiau keletą priemonių, tai va, yra Skull & Friends gali būti, jie turi irgi platų pasirinkimą, gali būti Mūnis ar ne, ir jau gimdykloje pradėti naudoti ir bandytis. Gimdykloje tiesiog mes naudojame ir renkame sauskelnes pagal dydį, tai dažnai būna arba nulinukas, arba vienetukas, priekyje būna užsegtukai. Labai gerai, kai sauskelnes ir man rodos Mūnis tai tikrai turi bambo specialų iškirpimą, būtent kalba apie naujagimį pirmom savaitėm, dėl virkštelės priežiūros. Nereikia tuomet tėvam mokintis lenkti to krašto, nes iš tikrųjų, tai vargina ir ne visiems pavyksta, kitiem rankos dreba ir baisita virkštelė. Aš prisiminiau ir man taip ten. Taip va. Vėlesniam amžiui reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad sauskelnes būna ir naktinės, nes nakties metu tiesiog tingisi keisti arba jeigu naujagimis arba kūdikis, čia reikėtų pabrėžti, nes naujagimiai jie dažnai bunda ir vis tiek keičiam, bet vėlesniam amžiui gali išmiegoti ir 5 ir 6 valandas, tai jeigu naktinės sauskelnes būna geresnio sugerimo, jos tiesiog netokios, netiek daug gal prisipildo. Na va, o jau judesį reikėtų pradėti galvoti apie kelnaitės, nes kai žmogus pradeda vartytis, sėstis, ropoti, tai taip lengvai jo apie vystymo stalo nepaguldysi ir tada iš tikrųjų kartais reikia gal ir prisimenat, pagauti, užmauti sauskelnes ir keliauti toliau. Dar ką turi ir Mūnis, tai turi maudynių sauskelnes. Tai irgi reikia prisimenati. Dabar tiesiog, sorry, bet man tas buvo užmauti, man kaip numauti ir tada kai bėga ir dar aš pusę, ten irgi dalykėliai buvo. Tai labai svarbu, kad, pavyzdžiui, Mūnis turi patogų tą užmovimą, nes jeigu nepatogu arba nuėmimą, reikia plėšti ten tą kampą, kad nuimti. Ir jeigu užsiklijuoja taip stipriai, kur geras, čia aš galvau, kad aš tik patiriu. Ne, čia visi patiria. Ir tokie brandai, kurie yra daug davę dėmesio tam skyrę, gyvenę tuo, augę, tai jie yra tikrai viską patikrinę ir atrodo tos smulkmenos, kurių, tiesiog kas naudoja šitus, pabandykit kitus ir suprasti turbūt, koks yra. Jo, labai paprasta. Aš irgi visada sakau per palyginimą, kodėl mes turėtumėm rinktis Mūnį, pavyzdžiui. Kodėl dauguma lietuvių renkasi tolimą Japoniją? Todėl atsakymas ir yra, kad palyginkit ir pamėginkit, labai paprastai suvoksite. Lygiai taip pat ir Skull & Friends, tai jie, čia labai daug unikalių savybių prirašyta, bet ne šiaip sau gamintojas rašo, tai pasiskaitykit prieš eidami pirkti, ar ne? Labai neretai dar irgi pirmą kartą tėvai keičia itin dažnai sauskelnes. Jos net nespėja sušlapti, kaip sakau, ar ne? Tai ant šių sauskelnių dažnai būna indikatoriai. Tai vėlgi labai geras būdas pasižiūrėti. Taip. Ir jeigu indikatorius nesureagavęs, tai nekeiskim. Pagalvokim apie motiną žemę, nes gal nebūtinai reikia pakeisti, ar ne? Tų 13 000 labai daug. Indikatorius. Aš dar kai laukiu, kad į telefoną ateis kažkada, bus tokie laikai, pip, bet, čia laiko klausimas, aš manau, kad be indikatorių pragyvenau, tai čia su kitais vaikais gal gyvensiu ir su tais pipsiukais. Tai ar maudėt savo vaikų
vaikučius baseinuose, kūdikių spa ar dar kur nors? Realiai tai pradžiai turbūt ten nuogi buvo ir dabar aš, pavyzdžiui, galvoju, kad tai nebuvo geriausias sprendimas šiaip. Vėliau atsirado kažkokių kitų sauskelnių, man atrodo, kurios buvo jau ir skirtos šitiems. Gal ir buvo anksčiau tiesiog, iki manęs buvo netėję. Tai tikrai išgelbėjo ir buvo labai labai smagu. Ir šiaip buvo labai smagu, kai atrandi sauskelnes, kurios tinka tavo vaikui ir kur ten nieko nenuveržia, nieko nepadaro. Tai tada Taip, toks. net irgi naudos. Tai va. Jo, tu jauties kažką labai atradęs. Taip. Tai o maudynių irgi turim. Taip, ir maudynių sauskelnes ir mūnis turi yra unikalios tom, kad jeigu uždėsim bet kokias kitas sauskelnes, sakykime, nekokybiškas, tai jos ką daro? Jos sunkina gyvenimą, žmogus maudusi su svoriu, tai taip neturėtų būti. Maudynių sauskelnes turi būti labai geros, kad kūdikis nejaustų, kad jis maudusi su sauskelnėm, bet tada mes turim gerą rezultatą. Ir iš tikrųjų dabar tėvai dažnai lanko ir visokius, kaip minėjau, baby spa ar baseinėlius, ar reabilitacijas, tai tik tai ta priemonė, aš tai labai džiaugiuosi, kad jau kai kuriuose net baseinuose atvažiuoji ir randi būtent mūnį, sauskelnes nusipirkti, nereikia prisiminti, nes žinia, kad tėvai dažnai daug ką pamiršta, nes bemiegės naktis padaro. Tai aišku, net tas galvoju, į baseiną, tai ką važiuoji. Vaikas svarbu baseinas. Nepamirš. Aš dabar man čia vienas, pamačiau, aš prisimenu, kad kvapas pas mus namie kalbo, maži vaikai buvo, tualete vonioja visą laiką kvapas, kuris stovėjo, nes mes tiesiog turėjom tokį maišą, į kurį ten dienos sumetam ir po to aš ten dedu į dar kažkokį kitą ir tada nešu juos. Ir tai buvo kažkokių dėžių, bet nežinau, iki mūsų jos nepriėjo. Čia yra, kas čia yra, jisai, ta prasme, čia gertuviai dar įsidėti kažką. Ja, čia yra labai gera priemonė, kuri iš tikrųjų turėtų būti tikrai, nes, kaip žinia, naujagimiai tuštinasi ir kūdikiai daug, 5-6 kartus per parą ir daugiau. Iki tol, jeigu kūdikis yra maitinamas motinos pienu, išimtinai tas kvapas būna vienoks, tai yra tokio rūgimo produktas, ar ne, pienas rūgsta paprastai tariant. O kai mes pradedam primaitinti kietų papildomų maistų, tai tas kvapas dar labiau suintensyvėja ir tikrai yra stiprus. Tai neturėtumėm rūšiuoti sauskelnių ir galvojam apie savo motiną žemę į bendras mišrias šiukšles, turėtumėm rinktis konteinerį specialų pritaikytą sauskelniam, kuris ką daro, tai jisai tiesiog užvakumuoja ir kitaip tariant, tas sauskelnes po vieną suruošia ir paruošia išmetimui. Aš gal pasakysiu, kad čia yra Tommy Tipi Sanjeni konteineris sauskelniam Twist and Click Tap su 4 kasetėm. Taip, tai tu tiesiog įdedi sauskelnę, užsuki kaip raktelį, galim tai pasakyti, ar priemonę, ir jisai vakumuoja. Ir tu kiekvieną atskirai, kaip dešrytę daro. Taip, ir jokio kvapo, jokio sąlyčio, jokio kontakto, ir tiesiog nereikia tada tų 100 maišelių. Ir kiekvieną dieną gal nereikia, čia man atrodo, taip, čia mačiau, turbūt telpa apie 28 sauskelnes, aš ir taip matau. Ir realiai keiti tas kasetės. 28, tai čia gali būti ir 4, ir 3, ir 5 visai dienelės. Taip, savaitėlė, kitaip tariant, jokio kvapo, po to keiti kasetę. Ir tikrai taip, tai yra priemonė, kuri turėtų būti ten, kur yra vystymo stalas ir kur yra keičiamos sauskelnes. Dar žalių čia visokių aprašymų, mano akis prastos, nežiūriu, bet... Na, aš manau, kad gamintojas Tommy Tipi galvoja apie gamtą ir supranta, kiek sauskelnes ir taip daro žalos, tai todėl jie apie tą patį procesą pagerina ir jų priemonės yra draugiškos aplinkai. Tai žodžiu, vėl einam link to, kad šiais laikais galim ir visai šviežiai gyventi tualete, kur vaikai daug daro arba jos keičiam. Lygiai galime turėti neišbertus užpakaliukus ir visas galimybės laisvai ir gyventi ir su neviršsvoriu lakstyti, nes labai dažnai vaikai, kažkaip mano akyse, kai laiksto su sauskelėmis, visą laiką jos pilnos, sunkios ir atrodo jiems taip sunku. Kas man šiandien iš tikrųjų yra džiugu kaip medikui, tai už tai, kad mes turim Mūnis ar Rascal & Friends ir visus kitus saugius ir patikimus brandus vaikų odai, tai yra patikrintus dermatologų, ką reikėtų pabrėžti, tai mes turim labai mažai iššutimų. Tikrai taip nebuvo anksčiau, vaikai kentėjo nuo iššutimų, sudirgimo odos ir kokių ten nebūdavo gydymų, tai dabar faktiškai tas gydymas yra nebereikalingas, nes priemonės tampa kokybiškos. Super, tai už kokybę ir, kaip visą laiką sakau, mylėkit ir mylėkitės, nes galimybių turim auginti daug laisviau dabar.